Šios dienos tema yra truputėlį kitokia. Pakalbėsiu apie tai, kaip elgtis, kad neprarasti savo socialinių tinklų paskyrų, į ką reikia atkreipti dėmesį, apie visus elektroninius sukčiavimus. Sukčiai gali pasinaudoti dviejomis durimis. Vienos durys tai yra tos, kurios yra fizinės, tai nors ir elektroninė erdvėj, tačiau fizinės yra. Tai gali būti ir, tarkim, gatvėje rastas Facebookas, kuriame yra virusas. Tai gali būti nesaugi programinė įranga, nepaslaptis. Lietuvoje daug kas naudojasi, ypatingai ten visokiais photoshopais, lightroomais, ne visai legaliais. Arba yra programinė įranga, kuri neatsinaujins. Tarkim, kai Windows'ai prašo jūsų atnaujinti juos, jūs sako, taikit velniop, aš nenoriu nieko naujinti. Nebūtinai tie atnaujinimai atneš kažką gero, tačiau nebūtinai jie atneš kažką ir blogo. Ir yra kita dalis, tai yra apie tą dalį, būtent šiandien daugiausiai ir šnekėsiu, tai yra žmogiškoji dalis. Ko gero, ne kartą matėt, kaip Facebook'e parašo, kad ten McDonald's, ten 26 metų mergina uždirbo per 2-3 mėnesius ten keliasdešimt tūkstančių eurų. Kaip manot, kas nutiks, jeigu jūs paspausit ant tos nuorodos? Tikriausiai tokių pat pranešimų pasidalinsit ir jūs, ir jūsų visi duomenys bus išsiųsti to viruso skleidėjui, o jie tos duomenys tiesiog paims arba panaudos tolimesnėm atakom, arba parduos. Bet šiai dienai, kiek aš matau, tiek Facebook'e, tiek šiaip manęs klausia, gavau laišką iš Facebook'o, kad mano anketa tuoj bus užblokuota. Ką man daryti? Man rašo, kad aš turiu per 24 valandas patvirtinti savo tapatybę. Jokių būdų nespauskite tokių nuorodų. Nes tai yra pats tiesiausias būdas prarasti savo paskyrą. Jeigu ką nors prisiminti iš šito video, tai prisiminkit būtent tai, ką aš dabar pasakysiu. Pirmas dalykas. Internetas yra tarsi laukiniai vakarai. Turite į kiekvieną dalyką reaguoti su, kaip anglai sako, su krisleliu druskos. Tai reiškia, kiekvienas dalykas turi būti proanalizuotas kelis kartus. Ar tai yra tikrai tikra? Ar tai nėra apgaulė? Ar tai nėra per gerai? Ar tai nėra per daug gąsdinantis dalykas? Nes dažnai sukčiai ir naudojasi būtent gąsdinimu. Tai yra kažkokie laiko rėmai. Tai yra, tu prarasi paskyrą, tas anas, tas toksai bauginimas. Ir kad kuo greičiau sureaguotum, kad neturėtum laiko pasiklausti kitų. Dar vienas mano patarimas, tai yra turėti saugias ribas. Ką tai reiškia? Tai, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis, skambina iš banko ir laužėsi į mano paskyrą, atseit. Ir, susižinojau praktiškai viską. Mano vardą, pavardę. Tuo metu fotografavom vestuvės. Tai kiek vestuvės kainuoja? Susižinojau, kaip vadinasi mūsų brandas, atsiprašau už anglizmą. Ir kalbuosi tarsi iš tikrųjų ir ta kalbos maniera kaip su banko, kaip su pareigūnu, kuris tyria tą įsilaužimą. Ir viskas kaip ir tvarkoja, bet aš žinau vieną tokį dalyką. Negalima atskleisti slaptažodžių. Tai yra ta saugi riba. Mes galim su jais pažaisti, viskas tvarkoja. Bet kai jie ateina iki tos vietos, kai reikia atiduoti slaptažodį, reikia parodyti arba duris, arba kokį nors kitą gestą. Tad jokių būdų neatiduokit slaptažodžių. Kokie kiti būdai apsisaugojimui? Tai vienas iš populiaresnių patarimų yra naudoti saugius slaptažodžius. Ir taipogi nenaudoti to paties slaptažodžio keliose sistemose. Jeigu jau naudojat kelias sistemas, tai svarbu, kad jos nebūtų susijusios. Tarkim, paštui tai yra apskritai vienas slaptažodis ir niekur daugiau nenaudojat. Jeigu naudojat Facebook'ui, tai galbūt galit naudoti Instagram'ui, Twitter'ui, socialinį tinklą, ar ne?
Jeigu naudojat kažkokiose neaiškiose svetainėse registruotis, tai gali būti dar kažkoks slaptažodis. Tai gali būti slaptažodžių grupės. Bet nenaudokit to pačio slaptažodžio kaip socialiniuose tinkluose, nenaudokit pašte. Trumpiau tariant, kad iš vienos sistemos negalėtų pereiti į kažkokią tai jūsų kritinę naudojamą sistemą, paštą, Facebook ar kažkas tokio. Tai yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų. Antras, nesaugokite slaptažodžio savo naršyklėje. O dabar iš karto visiems klaustukai, ką tai reiškia, kad kai naršyklė klausia ar išsaugoti, neduokite arba ištrinkite iš ten, nes tai yra viena lengviausių vietų, iš kur galima ištraukti slaptažodį. Tam dalykui yra programos, tai vadinamas slaptažodžių tvarkyklės, Password Manager, ir jos yra dažnai nemokamos. Tai jūs galite įsidiegti į ją, tą tvarkyklę, ten saugoti savo slaptažodžius. Kuo netgi yra patogu, ta tvarkyklė, kai jūs registruojatės kur nors, jum generuoja slaptažodžius, jum net nereikia prisiminti. Jūs prisijungit prie tvarkyklės ir tada galit laisvai tos slaptažodžius tvarkyti. Dar vienas toksai irgi sąlyginai patarimas. Turėkit paštą šiukšlę dėžiuką. Arba pasinaudokit Gmail Plus galimybę, tai kai jūs prie savo elektroninio pašto pridedat plus ir parašot, tarkim, kur registravotės ir tada žinot, iš kurios vietos tas laiškas ateis. Bet aš tiesiog turiu paštą šiukšlė dėžiuką, kur registruojasi su juo visur, kur tik tai kur tik tai neaišku. Ir taip, tas paštas yra nutekintas daug kartų, parduotas daug kartų, aš ten gaunu daug spamo, daug įvairiausių šantažų ir taip toliau. Žinau, bet mano pagrindinis paštas yra švarus. Aš ten netgi spamo negaunu. Tad turėti du paštus, vienas toks grinai registracijom, konkursam, dar kažkam. Aišku, jeigu konkursą laimėsit, tai tikriausiai nepamatysit. Saugus slaptažodis. Tai vienas paprasčiausių dalykų, ką jūs galite padaryti. Ir saugus slaptažodis anksčiau buvo 6 simboliai, dabar jau rekomenduojama 8, aš sakyčiau, iš karto einam prie 12, nesukit galvos. Tai 12 simbolių, iš kurių turi būti didžiųjų raidžių, skaičių, specifinių simbolių. Tai grotelės, eta, šauktukas, klaustukas, žemas brūkšnys, skliaustelis, kažkokie tai simboliai. Ir dabar, sakysit, Sauliau, kaip man prisimint? Tai aš turiu patarimą. Slaptažodis nebūtinai turi būti vienas žodis. Tai gali būti slaptafrazė, lietuviškai tikriausiai tai būtų. Labai toks paprastas pavyzdys. Įsivaizduokit slaptažodį. Einu mišku, žiūriu, ežys, skaičiuoja. Iki 120. Ar ne? Tai dabar tiesiog reikėtų sudėti skyrybos ženklus ir mes turim slaptažodį, kuris įsimenamas, tai yra kažkokia tai frazė, taip, rašyt užknis. Bet įsivaizduokit, kaip užknis tuos, kurie bandys jį nulaužti. Tad, manyčiau, šitoks apsisaugojimas yra vienas paprastesnių. Kas liečia slaptažodžių tvarkyklės, kol kas išbandžiau Proton Pass, kas yra gerai, tai kad jis labai paprastai instaliuojasi, nereikia kažkokių didelių kibernetinių žinių, kompiuterinių, tai vienas toks paprastesnių dalykų. Dabar išbandinėju NordPass, irgi yra nemokama versija. Ir toliau bandysiu kažkokius ir kitus išsibandinėti. Bet kokiu atveju su slaptažodžių tvarkyklė naudotis yra lygiai taip pat paprasta kaip slaptažodžiai, kurie išsaugoti jūsų naršyklę. Skirtumas tas, kad jeigu jūs naudojat, tarkim, Chrome, Firefox, Opera ir kokį Safari ir dar telefone, tai su slaptažodžių tvarkyklė jūs galit turėti slaptažodžius visose naršyklėse. Ir jeigu vienoje užsiregistravot, slaptažodis atsiras ir kitos. Kodėl jie taip daro? Kodėl jie elgiasi taip? Ką jie veiks su mano Facebooko paskyra? Tai
reikėtų truputėlį gal plačiau žiūrėti, turėkit minty, kad visa informacija apie jūs, pirmas dalykas yra prekė. Yra grupė sukčių, kuri tiesiog surenka tuos visus duomenis ir juos parduoda. Parduoda tiem, kurie su tais duomenimis žinos, ką daryti. Labai paprastas pavyzdys, tarkim, kad ir kaip buvo nulaužtas CTB, tai visi telefonų numeriai, visi elektroniniai paštai buvo atiduoti kažkam tai ir paskui dalis tų žmonių turėjo pasikeisti telefonų numerius, nes jiem pradėjo skambinėti į dieną po 10-20 kartų, siūlyti visokiausias kriptovaliutas, gazdint, kad jų paskyra yra nulaužta. Trumpiau tariant, paskambina, tu gali ten su jais pajuokauti arba pasiūsti kur nors toli, paskui laivą. Bet kokiu atveju per dieną sulaukti 10-20 skambučių nėra labai malonu. Tiesiog pačio tavęs laiką gaišina. Tai toks kaip ir nekaltas dalykas tos duomenų pardavimas, bet tai gali labai stipriai apkartinti. Ten elektroninė pašte, tai tiesiog blacklistintis. Nors kalbant apie elektroninį paštą, pavyzdžiui, visai neseniai mane laužė ir bandė nulaužti mano Facebooko slaptažodį, bet pas mane Facebook'e yra tas vadinamas 2 būdų identifikacija. Tai jeigu jie bando jungtis iš neįprastos vietos, jie turi suvesti kodą. Bet kai per dieną aš gaunu 10 elektroninių laiškų, kad bandoma suvesti tą elektroninį kodą ir turėkit minty, šiandien yra dirbtinis intelektas pakankamai stiprus. Tai jis suvedė ten, tarkim, 10 kartų neteisingai tą kodą, jį ten valandai kokią užblokavo, po valandos jis vėl bando. Ir jeigu mes duodam jiem begalybę laiko, jie anksčiau ir vėliau įsilauš į mano šitą Facebook. Ir ką jūs manot, aš turėjau padaryti? Aš turėjau pasikeisti ne slaptažodį, aš turėjau pasikeisti paštą. Nes slaptažodžio jie taip ir taip nežino, jie žino mano paštą. Ir tokiu būdu bando įsilaužti. Toliau yra įvairūs sukčiavimai. Ypatingai jeigu jau siūlys kas nors kriptovaliutom prekiauti arba ten NFT, kokiais nors keiksmažodžiais pradės siūlyti, kad nusipirkti ir kad čia tuoj padvigubės ta jūsų suma, jum yra 2 variantai. Arba atsisveikinti su savo pinigais, arba atsisveikinti su jais. Tai renkatės jūs. Iš esmės galite pasibandyti, bet dažniausia scenarius yra toks. Pirmą savaitę, jūsų 10 eurų jau yra 30 eurų. Jeigu dabar dar dadėsit kokius 200, tai kitą savaitę bus jau 300. Arba ten 500. Gerai, duoda tos 200. Jau pasiekėm 2000, bet žinokit, labai geras laikas. Aš tikiu, kad jeigu dabar kokią 10 000 suinvestuojam, rytoj bus 100 000. Jūs atiduoda tos 10 000 ir tai yra paskutinis kartas, kada jūs matėt. Paskambinot, kaip mano pinigai? Nepaėjo. Atsiprašom, nėra pinigų. Dingo. Čia toks mažas screenshotas, kiek yra apgaulė išviliotų pinigų iš lietuvių. Bet taipogi labai dažnas atvejis, kai yra pasinaudojama žymių žmonių veidais. Netgi, tarkim, YouTube būna, kai pasiimamas Elono Musko, kai jis tenai kažką tai daro, prie kompiuterio sėdi vaizdas ir eina chatas, kaip čia faina uždirbti iš kriptovaliutų, tas visas skemas. Ir tokiu būdu, būtent per kažkokį tai autoritetingą asmenį paimama ir išviliojama iš jūsų pinigai. Lengvų pinigų visi nori. Deja, ypatingai internete, jeigu kažkas skamba per gerai, tai tikriausiai nėra netiesa. Lygiai taip pat, jeigu pamatot skelbimus, kur labai gerom kainom parduoda kažką, tai labai gerai išsianalizuokit svetainę. Dažnai tai būna apgaulė. Tiesiog galima įsivesti į Google, ten yra svetainės, kurios renka tas trust rating ir jos automatiškai gali pasakyti, kiek procentų iš 100 tai yra patikima svetainė. Yra toks virusas, ransomware,
Jų yra įvairių ir šiai dienai blogiausias dalykas yra tame, kad yra nutekintas ransomware kodas. Tai reiškia, dabar kiekvienas ilgapirštis gali pasidaryti savo šito viruso kopiją. O tai reiškia, tikimybė, kad antivirusinė ta kopija pagaus, truputėlį sumažė. Antivirusinės pakankamai gerai gaudo, tačiau yra būdų tą dalyką apeiti. Kuo ransomware yra ypatingas? Tuo, kad jisai užkoduoja jūsų visą informaciją kompiuterį, arba bent jau nuotraukas, dokumentus, ir paprašo jūsų išpirkos. Iškart pasakysiu, kad ir kokia tam maža išpirka būtų, geriau nusispjaukit ir pasiųskit velniop. Dėl labai paprasto dalyko. Jeigu sukčius bus sąžiningas, yra sąžiningų sukčių, bet ar būtent tas, kuris jūsų duomenys užkodavo, yra sąžiningas, jūs nežinot. Antras dalykas, labai dažnas atvejis, kai tie failai, kurie buvo užkoduoti, užkodavimo metu buvo įdiegta galimybė patekti į kompiuterį dar kartą. Tad jūs sumokėsit išpirką, jie atkoduos, o po valandos jie gali vėl užkoduoti ir vėl paprašyti pinigų. Kaip apsisaugoti nuo šito viruso, jeigu antivirusinė nebūtinai gali apsaugoti, ar ne? Turėkit atsarginės kopijas, kurios nėra prijungtos nei prie interneto, nei prie jūsų kompiuterio. Tai tarkim išorinis diskas. Mėnesio gale paėmėt, persikėlėt nuotraukas, vėl diską ant stalo. Ant lentynus pasidėjot, laukėt kito mėnesio ir tokiu būdu kaupėt atsarginę kopiją. Bet tai kainuoja. Pavelnių, taip, tai kainuoja. Bet prarasti duomenys yra daug brangesni negu bet kokie pinigai. Paanalizuokime truputėlį pavyzdžių ir ko norėjo sukčiai. Tai pirmasis pavyzdys yra toks truputėlį juokingas, dažniausiai ateina elektroniniu paštu, kad jūs esat kaltinami pornografijos, įvairių ten vaikų tvirkinimų, kiberpornografija. Vis dar nežinau, kas tai yra, tikriausiai koks nors fetišas su kompiuteriu, bet, jie tokį terminą sugalvojo. Siunčia kas nors svarbaus, tai gali būti STT, ten vadovas, Lietuvos policijos, ten komisaras, ko tik neprigalvoja, iš esmės. Ačiū Dievui, esam lietuviai, tai tekstas yra toks ne visai sklandus. Mūsų vis dėlto visa gramatika ir nėra taip lengvai išverčiama Google vertėjų, netgi šitie ChatGPT visgi turi savo tokį prieskonį. Labai dažnai jie tiesiog nemoka naudotis Photoshopu, ačiū Dievui irgi už tai. Ir ikonos būna deformuotos, tai ar suspaustos, ar taip, kažkas iš tokio. Ir kaip minėjau pradžioj, grasinimas ir laiko rėmai, per kuriuos turite atsakyti į laišką. Atsakius į laišką, tikriausiai paprašys jūsų duomenų. Duomenys, kaip minėjau, yra parduodami arba naudojami tolimesniam įsilaužimui. Labai paprastas pavyzdys. Jūs atsakėte laišką, po kurio laiko ateina kitas laiškas, jau kreipiasi jūsų vardu pavardę, žino, kur jūs gyvenat, su telefono numerį, ir kokius to duomenys. Jau iš karto patikimesnis dalykas, nes jis jau jūs pažįsta, ar ne? Iš tikrųjų, ypatingai po praėjusių poros savaičių įvykių, kai dingo mergaitė, ar ne, čia irgi dingo, netgi tokiais žemais dalykais, kai stengiasi mūsų gailestį panaudot, kad norim padėti, norėkit padėti surasti mergaitę, galbūt pagrobta ar dar kažką. Ir kaip nuo šitokių dalykų apsisaugot, pirmoje eilėje žiūrėkit, iš kokio puslapio tai yra siūsta, nes dažniausiai tai būna remiamas postas iš kažkokio tai neaiškaus puslapio. Vienas iš dalykų, kaip tą dalyką dabar atskirt, yra išjungti komentarai. Viršui parašoma kažkokia tai frazė, dažniausiai daugiau mažiau ta pati ir vėlgi su lietuvių kalbos logika kartais netgi ir prasilenkianti. Parašomas vienas komentaras, to pačio, kuris įdėjo postą, ir užrakinami komentarai. Jeigu pamatėt tokį postą, raportinkit,
trinkit, blokuoti žmogaus nebūtina, nes dažniausiai tai yra tas žmogus, kuris buvo smalsus ir paspaudė. Labai geras pavyzdys, tai yra dovanos. Topo centras atsidarė, dovanoja 100 žmonių, pirmiem parašiusių po dovanų čekį ten 100 eurų, ne? Okei. Arba ten Norfa, Maxima, koks nors didelis tinklas, kas yra Lietuvoje. Duoda dovanų, kodėlgi ne, tiesiog pakomentuokit kažką. Kai jūs pakomentuosit, jums atsiūs nuorodą, kad jūs laimėjot, paspauskit nuorodą, suveskit ten savo duomenis ir atsisveikinkit su savo Facebooko paskyra. Kas liečia socialinių tinklų paskyras, tai dažniausias dalykas yra grasinimai, kad jūsų paskyra bus išjungta dėl to, kad jūs kažką tai netai padarėt. Iš karto, jeigu taip yra, tai Facebookas tikrai netokiais būdais, ne per tagus, ne per žinutės tą dalyką daro. Dabar pastebėjau, jeigu paleidžiat reklamą ir padarot, kad reklamos tikslas būtų siųsti žinutę, bet kas paspaudės, randomų paspaudės ant jūsų posto, gauna iš jūsų žinutę. Tai sukčiai pradėjo naudotis to dalyku, nes kadangi ne jie siunčia žinutės, o jiems siunčia žinutės, tai jie pradėjo per tas žinutės irgi tuos visus grasinimus siuntinėti. Instagrame labai dažnai siūlo kolaboruotis. YouTube labai dažnai siūlo, kad jūs reklamuotumėt jų turinį. Ir čia, kur buvo, gal jau sąlyginai senokai, kai buvo Linus Tech nulaužta, jiem atsiuntė šitą pasiūlymą ir jie tiesiog nepastebėjo, kad tas pasiūlymas yra 700 megabaitų. Ir dabar taip, visi, ką? O koks skirtumas? Kelių šimtų megabaitų. Skirtumas paprastas. Antivirusinė skanuoja maždaug iki 500 megabaitų failą. Jeigu jis yra didesnis, jo neskanuoja. Jūs tokį failą atsidarot ir paleidžiat virusą. Ir ate. Ypatingai vyrų gera gaudyklė tai yra seksualinis turinys. Čia nors ir taikyta ne į lietuvių, bet nuoroda patys už save kalba. Kaip sužinot, ar jūsų duomenys yra nutekinti? Bet kokiu atveju dabar jau žinosit, ką daryti ateityje, bet ką daryti, jeigu jie jau yra. Tai pirmoje eilėje jūs galit pasitikrinti, štai yra tokia svetainė ir joje galite įvesti, tarkime, elektroninio pašto adresą ir matysite, žinosite, apie kokias paskyras jie žino ir galėsit priimti atitinkamus sprendimus. Ką daryti, jeigu jūs jau paspaudėt? Ar ne? Pirmas dalykas, pasikeiskit slaptažodžius. Prasiskanuokit savo sistemą nuo virusų ir prasiskanuokit nuo visokiausių internetinių šiukšlių. Įsijunkit 2 būdų identifikaciją. Čia privalomas dalykas. Ir visada būkit kritiški. Jeigu yra per gerai, pasitikrinkit. O kol kas, linkiu užsiprenumeruoti mano kanalą ir likit saugus ir sveiki.